Sveiki, mėlyjei, aš esu Indrė ir šiandien sveikinuosi su jumis iš Nevėžio studijos. Šiandien aptarsime Nevėžio komandos rungtynes prieš Panevėžio Lietkabelį ir Kauno Žalgirį, bei patikrinsime artėjančių rungtynių kalendorių. Sekmadienį Kėdainių Nevėžio ekipa Lietuvos krepšinio lygos čempionate išvykoje nusileido Panevėžio Lietkabelio krepšinio klubai. Kazio Maksvyčio auklėtiniai namuose 10 taškų skirtumų palaužė Nevėžį. Per pirmąjį kėlinį Kėdainių Nevėžis gerai atakavo iš tolimo atstumo. Ypatingai gerai tai darė Darius Gvazdauskas ir Aidas Viskontas. Šie krepšininkai pataikė po 2 tritaškius iš 3. Tai padėjo Nevėžio krepšininkams laimėti pirmąjį kėlinį rezultatu 23-20. Per pirmą rungtynių pusę Kėdainių Nevėžio krepšininkai gerokai didesniu taiklumu už savo varžovus mėtė nuo tritaškio linijos. Jie pataikė 6 metimus iš 10, kai tuo tarpu aikštelės šeimininkai iš toli pataikė vos 1 metimą iš 10 bandymų. Taip pat pirmoje rungtynių pusėje Nevėžio komandoje baudas metė tik 2 krepšininkai. Mindaugas Kupšas ir Rokas Grinis realizavo 6 baudos metimus iš 10. Lietkabelio komanda baudas metė 7 kartus, bet pataikė tik 4. Pirmąją rungtynių pusę Kėdainių Nevėžis pirmavo rezultatu 46-39. Kaip ir pirmoje varžybų dalyje, taip ir trečiajame kėlinyje kova vyko taškas į tašką. Panevėžio Lietkabelio komandos žaidėjai sugebėjo perselti rezultatą, tačiau jo išlaikyti nepavyko. Tad trečiąjį kėlinį Kėdainių Nevėžio ekipa užbaigė pirmaudami 60-58. Dar ketvirtojo kėlinio pradžioje Kėdainių Nevėžio ir taip trumpas žaidėjų suolelis dar labiau trumpėjo. Rezultatyviausias komandos žaidėjas Mindaugas Kupšas užsidirbo 5. asmeninę pražangą ir buvo priverstas likusią rungtynių dalį stebėti nuo suolelio. Negana to, tvirta Panevėžio Lietkabelio komandos gynyba neleido varžovams pelnyti taškų net 4 minutės. Tačiau Nevėžio komandos krepšininkams pavyko pralaužti ledus ir pelnyti taškus 2 ataikas iš eilės, kurios leido priartėti prie varžovų rezultatu 66-68. Deja, bet Lietkabelio komanda kėlinio pabaigoje įmetė 6 taškus be atsako bei sėkmingai apsigynė paskutinę rungtynių minutę. Po įtemptos kovos Kėdainių Nevėžio ekipa turėjo pripažinti varžovų pergalę rezultatu 76-66. Rungtynių momento autoriumi tapo Kėdainių Nevėžio ekipos žaidėjas Ernestas Ežerskis. Pirmame rungtynių ketvirtyje dėjimu pataisydamas netaiklų Mindaugo Kupšo metimą. Po rungtynių Kėdainių Nevėžio komandos treneris teigia, kad nors ir buvo patenkintas žaidėjais, tačiau žaidimo metu trūko koncentracijos. Nespėję pailsėti po įtemptų sekmadienio varžybų, Kėdainių Nevėžio ekipos žaidėjai namų arenoje susikibo su viena pajėgiausių Lietuvos krepšinio lygos komandų – Kauno Žalgiriu. Deja, tačiau Nevėžio komandai nepavyko dar kartą šiame sezone įveikti Kauno Žalgirio ir teko pripažinti varžovų pranašumą. Pirmojo kėlinio pradžia ypač sėkmingai klostėsi namuose rungtyniavusių Kėdainių Nevėžio ekipai. Pusę kėlinio puolime buksavęs Kauno Žalgiris suteikė galimybę imtis iniciatyvos oponentams ir įsiveržti į priekį rezultatu 10-4. Tačiau netrukus žaidimo ritmą pajutę žalgiriečiai susiėmė ir iki kėlinio galo sėkmingai žaidė tiek puolime pelnydami taškus, tiek ir gynyboje neleisdami Nevėžio ekipos krepšininkams pelnyti taškų bent 5 minutės. Vis dėlto, kėlinio pabaigoje Nevėžio komandos žaidėjams pavyko pelnyti dar kelis taškus ir pabaigti kėlinį rezultatu 19-14 Kauno Žalgirio komandos naudai. Antrajame kėlinyje Žalgiris kardinaliai pakeitė rungtynių eigą, kuomet iki ilgosios pertraukos įgijo solidžią 21 taško persvarą ir atsiplėšė rezultatu 46-25. Likus žaisti kelioms minutėms iki antrojo kėlinio pabaigos, Kėdainių Nevėžio komandoje taškais pasižymėjo buvo tik 3 žaidėjai. Trečiojo kėlinio pradžioje aukštesnę pavarą jungę Nevėžio krepšininkai dar bandė vytis toli pabėgusius varžovus. Po Mindaugo Kupšo ir Andriaus Aleksandrovo pelnytų taškų ekipas vis dar skyrė 21 taškas. Tačiau, įpusėjus ketvirčiui, Kauno Žalgirio žaidėjai surengė atsaką ir neleido Nevėžiui ne tik priartėti, tačiau ir laimėjo ketvirtį 3 taškais, užbaigdami kėlinį rezultatu 65-41. Paskutinėme ketvirtyje Žalgirio ekipa surengė įspūdingą 18 taškų be atsako spurtą ir įgijo net 41 taško persvarą. Išvarginiems Kėdainių Nevėžio komandos žaidėjams neliko nieko kito, kaip tik pripažinti solidų varžovų revanšą rezultatu 98-54. Po rungtynių Kėdainių Nevėžio ekipos treneris užsiminė, jog komandoje greitu metu gali pasirodyti ir naujas žaidėjas, pakeisantis dėl sveikatos problemų ir privalėjus iš komandos pasitraukti Grantą Johnsoną. Taip pat primename, jog abiejų varžybų vaizdo įrašus ir trenerio komentarus galite rasti laidos aprašyme. Šią savaitę Kėdainių Nevėžio ekipos laukia 2 išbandymai namuose. Pirmasis išbandymas – Baltijos krepšinio lygos rungtynės prieš Estijos krepšinio klubą Parnu. Rungtynių data ir laikas – sausio 27 dieną 18 val. Antrasias rungtynes vėl kovosime prieš Lietuvos krepšinio lygos Šiaulių ekipą. Po 2 tarpusavio rungtynių su šia ekipa turime 1 pergalę ir 1 pralaimėjimą. Tad turime puikią progą įgyti pranašumą laimėdami rungtynes. Rungtynės vyks paskutinę mėnesio dieną sekmadienį 18 val.
Dar kartą primename, jog abejos rungtynės vyks Kėdainių arenoje, tad būtinai ateikite palaikyti Nevėžio komandos. Sekančioje laidoje aptarsime rungtynes prieš Parno ir Šiaulių ekipas, sužinosime, kokios bus kitos artimiausios varžybos, apžvelgsime svarbiausius savaitės įvykius ir pakalbinsime vieną iš Kėdainių arenos darbuotojų karštai palaikančių Kėdainių Nevėžio komandą kiekvienų varžybų metu. Pirmam kartui dėja tiek, tačiau pažadame grįžti su dar daugiau naujienų ir informacijos. Su jumis buvo Indrė, linkime geros savaitės bei tariame iki.